Tapybos kūrinyje pavadinimu Naktinis peizažas kalbu apie motinystės patirtį. Čia ji interpretuojama ne per buitinę, bet per metafizinę ir simbolinę prizmę. Kūrinio ašis – dualistinis moters ir pelėdos santykis, vaizduojantis vidinę mamos transformaciją. Motinystė čia atsiskleidžia kaip tarpinė būsena. Tai buvimas tarp budrumo ir sapno, tarp racionalaus proto ir instinkto. Kompozicijoje dominuoja monumentali pelėdos figūra, kuri čia funkcionuoja ne kaip ornitologinė studija, o kaip toteminis alter ego. Pasirinktas pelėdos įvaizdis semantiškai siejamas su nakties sergėtojos archetipu. Šis paukštis, pasižymintis gebėjimu matyti tamsoje, tampa metafora motinos naktiniam budrumui. Vaizduojama moters figūra atlieka tarsi savirefleksijos veiksmą. Ji čia stebi savo pačios virsmą iš moters į pelėdą. Šis paveikslas yra it naktinis peizažas, kuriame skleidžiasi intymus, sakralus, kartu bauginantis gamtos cikliškumas.